Ar man gera būti tik prieš kokį nors gražų jo atvaizdą, lentą ar statulą, gražios giesmės, linksmi ritmai skamba ir norisi šokti. Jeigu norit, kad būčiau su jumis, išjunkit televizorių. Aš tave myliu, aš esu su tavim, nieko nebijok. Garbė Jėzui Kristui, šalom visiems. Dar kartą sveikinu visus kartu keliaujančius apmąstymuose Jėzaus vardų prasmės. Taigi šiandien pagalvosim, ką galėtų mums reikšti žodis Emanuelis. Šitą vardą mes dažniausiai girdim giesmėse, Advento laiku, kalėdiniu laiku, kai skaitomos pranašo Izaijo pranašystės, kad mergelė pagimdys sūnų ir jam bus duotas vardas Emanuelis. Taigi aš paskaitysiu keletą švento rašto tekstų ir mes truputį pamąstysim, ką tie tekstai mums reiškia. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Mato Evangelija, 1 skyrius, 18 eilutė. Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, dar nepradėjus jiems kartu gyventi šventosios dvasios veikimu, ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė tai padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių. Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai pasakyti per pranašą: štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta. Taigi, duosi vardą Jėzus. Ir kažkodėl tas Jėzaus vardo davimas yra tos Izaijo pranašystės iš 7 skyriaus išsipildymas. 14 eilutė, 7 skyrius Izaijo. Todėl pats Viešpats duos jums ženklą, štai mergelė laukiasi kūdikio, jį pagimdys sūnų ir pavadins jį vardu Emanuelis. Kaip čia dabar suprasti? Davė Jėzaus vardą, o tai reiškia kartu yra Emanuelis. O ką reiškia žodis Emanuelis? Apie Jėzų kalbėjom. Ješua arba iškilmingai Jehošua reiškia Jahveh, gelbsti. O Emanuel, visur, kur yra El, tai yra Dievas hebrajiškai. Gabriel, Rafael, Michael, kaip Dievas, Gabriel, Michael, kas kaip Dievas, Rafael, Dievas gydo. Taigi, o Emanuel, Dievas su mumis. Ar čia yra koks nors ryšys su Jahveh? Jahve, kaip mes sulietuvintai sakom. O ką reiškia Jahveh? Kaip raštas mums pristato? Aš esu, kurs esu, arba esu esantysis. Ir viduramžiais daug mąstė apie šitą vardą, ką reiškia esantysis. Dar gal koks žydas sakytų, tas, kuris visą palaiko buvime, visagalis, Jahve, Viešpats. Toliau Biblijoje vengia šito vardo iškilmingai tarti ir vartoja žodį Viešpats, bet galvoj turima Jahve.
ir esantysis. Gal esantysis yra Emanuel. Aš esu, kurs esu su jumis. Aš esu, kurs esu su jumis gelbsti. O kam jis yra su mumis? Neturi ko veikti, nuobodu ir yra su mumis? Ar jis mus sutvėrė, turėdamas kažkokį planą? Kai menininkas sukuria kokį kūrinį ir jam pavyksta, jis patenkintas, jis gėrisi savo kūriniu. Ir kai sutvėrė žmogų, Dievas sakė, yra gera, jam gera. Žmogus jam yra geras. Į Jėzų žiūrėdamas tėvas, kaip turime per krikšto apreiškimą, Dievas apsireiškia kaip sūnų mylintis tėvas. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi, arba kaip kita Mato versija vertimo yra, su kuriuo man gera. Taboro kalne atsinaujina mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi, jo klausykite. Taigi Dievas gėrisi žmogum, kada mes gėrimės kuo nors, tai yra ženklas, kad mes mylime tai, kuo gėrimės. Mylimas žmogus mums gražus, mums gera būti su juo. Ir galbūt tas Emanuel, Dievas su mumis, kalba apie santykį Dievo su mumis, kad jis iš meilės mums atėjo būti su mumis kaip žmogus, kaip brolis, kad paliudytų tėvo meilę, kad mus sugrąžintų į tėvo namus, kad mus išmokytų, kaip mokytojas išmokytų mus tarnauti Dievui. Daugybę dalykų jis padaro dėl mūsų, būdamas su mus, bet pagrindinis man dalykas šitame varde yra, kuris galbūt atsiskleidžia vėlgi, kai jis pranašams kalba, aš esu su tavim, aš tave myliu, aš esu su tavim, nieko nebijok. Taigi tas buvimas su manim man liudija, kad jis myli mane. Kitas klausimas, jis yra su manim, o aš ar esu su juo? Ar aš jį myliu, ar aš jo ieškau, ar aš jo gėriuosi? Ar aš atpažįstu jį kasdienybėje, buityje, kituose žmonėse ir man gera būti su juo kituose žmonėse? Ar man gera būti tik prieš kokį nors gražų jo atvaizdą, lentą ar statulą kokį ženklą? Ar man gera būti su juo tik šlovinime, kai gražios giesmės ir linksmi ritmai skamba ir norisi šokti ir gera, linksma kartu? Ar aš galiu būti su juo adoracijoje, tyloj? Galbūt man nuobodu su juo tyloj. Reikia paskaityti kokios nors poezijos, kad nors pagrot, pagėdot, kad nebūtų taip nuobodu, arba kokių nors balvonų apstatyti, kad būtų kur akis paganyti, būnant su juo. Prisimenu, kad kai pas sesutės nueidavau, mano mokytoja tokia buvo sesutė Jadvyga, ir rasdavau kokį nors žurnalą ar knygą, paimdavau, atsiversdavau, jį tuoj man sakydavo, tai ką tau su mumis neįdomu, tau liūdna, kad tu, ir aš susiprasdavau, iškart padėdavau iš šono, dėmesys turi būti į žmonės.
Aš turiu silpnybę, jeigu bus svečiuose jungtis televizorius, mane pagaus ir įtrauks ten, todėl atėjęs sakau, jeigu norit, kad būčiau su jumis, išjungkit televizorių, nes aš nemoku būti su žmonėmis, jeigu veikia televizorius. Ar aš galiu būti prie ligonio, valandas paralyžiuoto ligonio ir būti su Jėzumi kenčiančiu to ligonio asmenyje? Kiek, kur ir kaip aš myliu jį ir kur ir kaip gera man būti su juo. Ar aš noriu, kad jis būtų su manimi ir džiaugsme ir skausme ir kaip aš esu su juo. Taigi mano buvimo santykiai provokuoja šitas vardas Emanuel, Dievas su mumis. Šlovė jam. Visi sakyti aleliuja, bet gavėnia draudžiam, bet vis tiek. Šlovė jam, aleliuja.